Labą pavakarę visiems įsijungusiems šią tiesioginę transliaciją lietuviško futbolo žiūrovai. Na ir Ukmergės komanda dabar organizuoja ataką dešiniuoju kraštu, perdavimas ten. Kol kas drąsiai žaidžia šeimininkai. Klaipėdos Neptūną ten prireikė ir 11 metrų baudinių. Čia Zingerto bandymas ir patikrino. Jis varžovo vartininką. Ties nėra tiek daug, minėjau Kirilą Levšiną. Žaidėjas, kurį galima išskirti. Dabar Sūduvos komandos ataka, smūgis ir 1-0. 15-ąją dvikovos minutę. Oinlolako Jode prisistato ir siunčia pirmąjį šių rungtynių įvartį. Olosibikanas buvo atakos smaigalyje Kojode ir jis yra pats vyriausias. Čia yra galimybės, tikrai nepalengvino sudėties Dovydu nepalengvino Vietkauskas į priekį. Bet Ukmergė perimo kamuolį, smūgis. Su netikėtumais, galbūt po šios situacijos Sūduvos dimas nėra taip, kad jau visiškai būtų tik vienoje aikštės pusėje. Dabar Kojode tvarkosi kamuolį, paleidžia. Bet neilgai trukus ir susigrąžintas. Murzilauskas tarp kelių varžovų į priekį. Dabar jo smūgis ir Sūduva tvirtina šias rungtynes įmušdama antrą įvartį. Kėlinėje visai nesenai, dabar dar viena Marijampolės ataka. Minkštas perdavimas link Zubavičiaus. Pirmajame kėlinėje, kuomet tų jėgų buvo daugiau ir žaisti buvo lengviau. Kuo rungtynės artėja prie savo kulminacijos, tų jėgų yra vis mažiau, o čia dar vienas trečias įvartis krenta į... Tai ir viskas, Marijampolės Sūduva susitvarko su savo varžovais.